Sveiki! Šį kartą noriu pakalbėti apie mūsų forumo dalyviams gerai žinomą šių metų forumo peiliuką. Šio peilio pavadinimas yra Mora Classic Original 137. Šiek tiek nedaug skiriasi nuo pirmojo modelio, tai yra numeris 1. Classic Original numeris 1, kuris irgi yra su panašia geležte. Rankenos šiek tiek dydžiu. Taip pat jisai šiek tiek skiriasi nuo paprastos Mora numeris 1 su raudona rankena. Taip pat rankenos dydžiu. Anie peiliai yra su šiek tiek stambesnė ties viduriu rankena, storesnė ir šiek tiek ilgesnė. Šis peilis yra ištisinės geležtės. Taip, kad matome, kad čia yra geležtė. Taip pat, ką reikėtų paminėti, visų pirma, peilio geležtės konstrukcija. Tai yra laminuotas 3 sluoksnių plienas. Vidinė širdis geležtės, kuri eina, yra kietesnio plieno, daugiau koroduojančio anglinio plieno, šonai minkštesnio, nerūdyjančio, korozijai atsparesnio plieno. Šis peilis yra skirtas daugiau medžio darbams. Tai yra labai gerai pjauna, skverbiasi į medį. Pademonstruosiu dabar, kaip su šiuo peiliu galima būtų padaryti mums gerai žinomas medžio plunksnas. Štai matote, labai aštrus, kietas peilis. Galima labai plonai ir lengvai visas tas reikalas darosi. Įspūdingai, netgi malonu dirbti, kadangi toks aštrumas ir svarbiausia išsilaiko ilgai. Ką dar paminėti apie šį peilį? Peilis turi natūralios, gražios odos dėklą, štai su švediškais nacionaliniais ornamentais, įspaudais. Paminėčiau taip, kad peilio geležtė yra ypač vertingas daiktas, šio peilio geležtė, kadangi tai yra, dar kartą pasikartosiu, laminuotas plienas, 3 sluoksnių, vidurys kietesnis, šonai minkštesni, taip išlaikomas kietumas ir ilgas briaunos nečipimas. Jeigu matosi, nežinau, pritraukus arčiau, matosi pačio plieno perėjimas. Štai vat, kažkur tais 4, taip 3 mm nuo pačio ašmens. Šiek tiek matosi, plika akim tai matosi. Tai yra tokia juostelė, tai matosi, vat, kur baigėsi šoninis tas plienas, minkštesnis, nerūdyjantis, ir prasideda tas centrinė širdis. Kadangi geležtė yra ypač vertinga ir tikrai kokybiška ir išdirbimas tikrai gražus, tai šią geležtę daug kas mėgsta perdaryti, tai yra peilį perdaryti. Geležtę panaudojant tą pačią geležtę, štai matome, gavome irgi šiaurietiškos formos, skandinaviškos formos, galbūt čia suomiškos daugiau formos, galėčiau pasakyti, iš karelinio beržo. Štai matote rankeną ir jinai yra perdaryta vieno iš lietuvių meistrų. Štai matote, visai kitoks gaunasi peilis. Gana pigi šio peilio geležtė ir kokybiška ir aukštesnės technologinės konstrukcijos geležtė leidžia gan pigiai įsigijus peilį persidaryti į jį, uždėjus tam tikros brangesnės medienos ir įdėjus šiek tiek meninių pastangų, peilį, kurio analogo vertė yra keleriopai, gal net 5 kart vertesnė. Štai tiek apie Mora 137.